Leonorą iš tikrųjų aš sutikau savo mėgstamoj vietelį, beje, aš čia sėdžiu irgi savo mėgstamoj vietelį. Aš ją sutikau skaitydama laisvalaikio žurnalą. Ir ten perskaičiau straipsnį, man tas straipsnis labai patiko, galvoju, rašo tai, kas man patinka, labai tokios mintis buvo įdomios, irgi moteriška kažkokia tematika. Ir aš iš karto susiradau, kas čia yra, nuėjau į Facebooką, ją susiradau ir jai kažkaip vieną kartą parašiau žinutę per Facebooką, sakau, Leonora, kaip jūs ten mokote to moteriškumo, gilinimosi į save ir taip toliau. Po to praėjo galbūt metai ir kažkur irgi, nežinau, gal tam pačiam laisvalaikį, ar galbūt Facebook'e jau buvau prisijungus, perskaičiau, kad ji atvažiuoja į Lietuvą ir bus seminarai moterims. Ir NIE užsiėmimai taip pat. Tai aš nuėjau tuos visus seminarus, tada nuėjau į NIE ir man ten viskas labai patiko. Ir po to pavasarį aš sulaukiau laiško, kad vyksta rytrytai. Tai tuo metu pasižiūrėjau, galvoju, va čia tai mano vieta, čia tikrai aš noriu atvažiuoti ir čia tikrai būsiu, bet tuo metu laikas galbūt buvo netinkamas, kaip aš sakau, mane rytrytai pasirinko rudeniui. Tai aš būtent pavasarį praleidau, o toliau, kai sužinojau, kad vyksta rudenį, tai labai greitai apsisprendžiu ir viską gyvenime taip susidėliojau, kad būtent rudenį aš čia atvažiuočiau. Tai iš tikrųjų esu be galo dėkinga, kad į mano gyvenimą pakliuvo tas laisvalaikis, tame laisvalaikį pamačiau Leonorą. Ir būtent jos dėka buvau čia ir praleidau šitą nuostabią savaitę. Tai Leonorai iš esmės norėčiau labai palinkėti stiprybės, nes tai yra tikrai sunkus darbas, tai ką ji daro, polėkio, kurio jai ir šiuo metu netrūksta, bet kad taip pat niekada ta energija neišblėstų. Ir kad visada taip nuostabiai šypsotus mus visas, galbūt ateityje ir visus, ne tik tai moteris, įkvepinėtų tokiuose rytrytuose ir be abejo, kad tobulėtų eitų į priekį. Tai linkiu jai to nuoširdžiai.